Tai ką, pradedam, jeigu jūs nieko prieš, gerai? Dar čia daug dokumentus pildysimės. Aš irgi pristatysiu, esu Tomas Lagunavičius, dirbu mokyklos direktoriumi 15 metų Kauno jaunimo mokyklos. Šiais metais buvo išorinis auditas. Iš 26 Kauno mokyklų papuolėm 7-tuką geriausių. Gavom 11 kriterijų išskirtinis rūpestis vaikais. Ir šiais metais pagal šitą kriterijų papuolėm į 1% geriausių mokyklų Lietuvoje. Čia švietimo ministerija taip įvertino mus. Dabar 15 metų dirbu ir iš tikrųjų man labai tai yra įdomu. Priedu dirbu aukštosiuose mokyklose, Kūno kultūros akademijoje, tarptautinėje verslo mokykloje dėstau. Ir turiu 4 bakalaurus, 1 magistrą, 1 socialinių mokslų daktarą. Rašau knygas, pradedant nuo vadybos, baigiant psichologinėmis ir visokiomis kitomis. Labai patinka pačiam edukuotis ir ieškoti visokių tokių įdomių sprendimų, iš kurių didžioji dauguma nepasiteisina. Bet aš to nebijau, to, todėl kad mes gyvenam postmodernioje visuomenėje, reikia greit inovaciją darai, nepasiteisino, ačiū viso gero, sekantį dieną nauja inovacija, taip, mes to turim nebijoti. Dabar iš to, ką aš girdau, tai aš norėčiau savo kalbėjimą suskirstyti į 3 dalis. Tai pirmą mes pakalbėsime apie kultūrą kaip tokią organizacinę, bet mes nekalbėsime, mes praktiškai dirbsim, pas mane teorinių užsiėmimų nėra. Antras bus pokalbis apie tai, kaip galima būtų padaryti įdomesnį patį mokymo procesą, santykių su organizacinė kultūra, kokie jūs formuojate. Toliau kalbėsime apie komunikavimą, kalbėjimą, manipuliavimą, manipuliatorius, melagius ir visokius kitokius gerus žmonės. Toliau kalbėsime, kaip spręs konfliktinės situacijas, jeigu jos iškyla, įvairiausius metodus analizuosim ir pagalvosim, kaip galima būtų, keičiant kažkokią bendradarbiavimo kultūrą viduje, keisti tą trupučiuką tokią nukryptį arba paiešką vienų arba kitų dalykų. Tai dabar viskas, teorija baigėsi, sėdam po 4 į komandą ratuku. Greitai, 1, 2, jau sėdam. 1, 2. Gerai, dėmesio. Pirmą komandą, užsirašom. Pirmą komandą, taip. Antrą komandą, trečią komandą. Kultūra prasideda nuo organizacijų, nuo kelių pagrindinių dalykų. 4 sudėtinės dalys. Pirma. Planas. Kas tai reiškia? Mums čia turi būti smagu dirbti. Mums turi būti čia smagu ką daryti. Būt, kažką tai bendrauti, komunikuoti. Jeigu mums čia nesmagu, 8-9 valandas būnam kartu, atsiranda kas tokios problemos. Pirmas klausimas, kaip pas jūs šitą kultūrą išvystyti? Antras, negali būti tik tai planas, turi būti kas? Hierarchija turi būti, taip? Šitie 2 dalykai turi būti kaip? Suderinti. Turi būti malonumai ir turi būti kas tokie? Darbai, taip? Niekur nedingsim, taip? Turi būti subordinacija. Toliau, antra dalis. Turi būti inovacijos plus nepertraukiamas tobulinimas. Jeigu japoniškai tai vadinasi kaizen, nepertraukiamas tobulinimas, arba keirio, tai yra inovacijos. Ir kitas dalykas, turi būtinai būti kas? Labai svarbu dabar pas mus. Kaip jūs manot? Rinka. Mes visi randamės kur? Mes visi randamės rinkoje, taip? Mes jeigu kuriam kažkokias inovacijas ar dar kažkokius dalykėlius, tai turi būti atitikti ką tokia rinka. Pavyzdžiui, sugalvojot naują specialybę įsivest, jeigu rinkoje yra nepaklausi, pavyzdžiui, kaip jūs turite tekstilę, kaip aš girdėjau vieną ausim. Anksčiau ir vėliau šitas dalykas ką išnyks. Kokia pas jūs nebūtų unikali ir faina tekstilės dėstytoja arba dėstytojas, jeigu yra nepaklausi rinkoje, tiesiog šitas dalykas ką padarom? Jisai išnyksta. Ir nieko tame blogo ką? Nėra. Mes turim greit prisitaikyti prie supančios aplinkos. Tai dabar klausimas yra, kaip pas jūs išreikštos šitos organizacinės kultūros dalys? Normaliai turėtų būti kaip? Po 20 kiek? Po 25% turėtų būti išreikštos šitie dalykėliai, taip? Nes ta kultūra, jūs, kurią suformuojat, įtakoja jūsų ką tokius? Ne, mano mylėjai, jūs rašo. Vartotojus. Vartotojai yra jūsų, jie vartoja jūsų ką tokias? Paslaugas. Ir jeigu vartotojui neskanu, ką jis daro? Paima ir spjauna, taip jūsų paslaugas. Toliau, o kas yra klientai? Ne. Mokiniai yra vartotojai. Ne. Klientai yra tėvai. Labai teisingai, tėvai yra klientai. Taip, teisingai, tėvai yra klientai. Kodėl? Todėl, kad jie įtakoja jų apsisprendimą mokytis čia arba ne. Toliau. Ir sekantis, o kas yra tie užsakovai? Kas jums pinigus moka? Teisingai,
arba savivaldybė, arba kas, arba valstybė. Jų visų trijų šitų grupių interesus jūs turit ką padaryti? Nepatenkinsit, jūsų visa ta organizacinė kultūra visiems bus kokia? Neįdomi. Reiškia, jūs turit prie tos situacijos ką padaryti? Kaip ir aš. Aš irgi bandau visais būdais ką padaryti? Prisitaikyti. Nes gal norit statistikos? Mes juk kauniečiai, nėra ką čia slėpti. Galite surašyti. Prieš 3 metus Kaune mokėsi 50 000 moksleivių. Toliau. Balandžio 28 šiais metais. Kaip jūs manot, kiek? 39 700. O rugsėjo 1? 34 700. Per 6 mėnesius 5 000 nėra. Dabar, antras klausimas jums. Pas jūs per tą laiką padaugėjo mokinių ar sumažėjo? Jeigu sumažėjo, reiškia, mes ką darom, neprisitaikom pakankamai gerai kam? Ne, aš kaip pavyzdį sakau, ne? Jeigu, pavyzdžiui, pas mane mokykloje padaugėjo. 1/3 sumažėjo, pas mane padaugėjo. Ne dėl to, kad aš gerėtis, bet dėl to, kad aš visų jėgų bandau šitoj situacijai ką padaryti? Prisitaikyti. Tai dabar dėmesio. Pirmas klausimas. Kas turėtų pasikeisti jūsų organizacinė kultūra, kad jūs geriau prisitaikytumėt prie dabartinės rinkos ką tokios situacijos? Pasirašėm. Komandos galvytės suglaudė, pirmin, rašom. Ką čia reikėtų pakeisti, kur ką reikėtų padaryti. Dėmesio, ką reikėtų klaninė kultūra pakeisti? Kas yra klaninė kultūra? Susitinkam, kartu geriam kavytę, vaikštam kartu į filmą, bendrus renginius, visą kitą ir taip toliau. Ne, va tokie lele. Antra dalis, hierarchija. Aiškiai yra, va, direktorė sėdi, yra vedėja, visi žino kas ką, kas kam įsakymus duoda, nėra tokių, kaip pasakyti, neformalių grupių, kurie pastoviai priešinasi, ne, tokie pasipriešimai visokie. Nes tarp klaninės kultūros ir to gali būti problemų, taip? Toliau, antras klausimas. Kokiu reikia inovacijų, naujienų tam, kad prasiveržtumėt rinkoje? Ir paskutinis dalykas, ko rinka dabar nori? Ko rinka dabar nori, ko jūsų klientai nori, ko jūsų užsakovai nori, ko jūsų vartotojai nori ir už ką jie būtų sutiktų čia ateiti ir parašyti ką tokį? Pareiškimą. Pareiškimas kiek pas jūs kainuoja? Kiek kūdikis pas jūs kainuoja? 1000 litų per metus. Mano kūdikis kainuoja 4600. Kaimo mokykloje 3050 litų, mieste 1680. Tai kiekvienas kūdikis tai yra kas? Pinginai, taip? Ką reikia daryti tos su tais pinginais? Reikia pritraukti. Nepritrauksi, nebus ko tokių atlyginimų. Kiek uždirbat? Jeigu, pavyzdžiui, 2024, tai reikia 24 kūdikių vienam žmogui. Viskas ūkiškai, taip? Čia nėra ką daug galvoti. Tai ką jūs pasiūlys rinkoje, kad pritraukti 24 kūdikius, kad jūs turėtumėt ką? Vieną dar papildomą etatą. Labai paprastas klausimas. Labai paprastai. Aš tiesiog rodau į komandą po vieną pasiūlymą, ką reikėtų pakeisti va šitoj srityje. Pradedam dėmesio. Klaninė kultūroje, ką reikėtų pakeisti? Gal metodinėse grupėse kažkur tai pradėti tą visą tokį bendrinį santykį, kad galėtų vystytis toliau į mokyklos bendruomenę, įeiti. Nuo grupių. Gerai. Gerai, ačiū šitai komandai šalia. Mes pasirašėme tą klimatą, gerinti, komandinį darbą, gerinti, konfliktų sprendimo kultūrą. Tai tiesiog, kaip spręsti konfliktus efektyviai. Gerai, ačiū labai šitai komandai. Klaninė kultūra yra tai visas, kad nieko pridėti taip greitai. Jūs kaip manote? Ačiū jūsų nuomonė. Darbas grupėse vyksta iš tikrųjų, bet kad jisai būtų efektyvus, grupė siūlo daryti pastovius idėjų šturmo su pasisėdėjimus. Kad žmonės ateitų ir tiesiog tos idėjas gimtų iš pokalbio ir mikryva, pavyzdžiui, per 10 minučių 5 idėjas turit pasiūlyti. Viskas. Ačiū. Jūsų komanda? Naujų bendravimo formų galima pasakyti, kad kažką tai panašaus. Gerai. Jeigu mes iš anksčiau dirbom mokyklos, net šventėm mokykloje kažką, tai reikėtų keliauti galbūt už mokyklos ribų. Ačiū Jums. Mums šovė į galvą, kad šiuolaikiniam pasaulyje mes turėtume būti toj planiniai kultūrai lankščiai kintančioje aplinkoje. Tai reiškia nebūti tarnais kažkokiu tai
dogmų, o mokėti lanksčiai apeiti, prisitaikyti prie sparčiai kintančių sąlygų, tų naujų atsirandančių. Taip galvoju. Gerai, ačiū labai. Ir dabar dėmesio. Antras klausimas. Ką reikėtų hierarchijoje tobulinti, gerinti? Neužmirškit vieną dalyką. Jeigu jūsų mokykla dar yra, reiškia, principė viskas gerai. Bet viską reikia pastoviai ką daryti? Tobulinti. Tai mes tobulinam, ne? Mes tobulinam. Inovacijos atsiranda labai retai. Svarbiausia, pastoviai tobulinti tą procesą. Gerai, hierarchijos kultūrai. Šitą komandą pirmą. Aš nežinau, kaip čia geriau įsireikšti, kad neįsižeistų nei apačios, nei viršūnėlės. Žinot, Taip. situacija tokia, kad, reiškia, administracija turėtų būti padėjėja šitiem darbuotojams, kurie ir vysto tą visą veiksmą. Aišku, jie turi jų koordinuoti. Mes norim glaudesnių tarpusavio bendravimo santykių. Jie ir taip yra geri, bet galim tobulinti. Ačiū. Šitą komandą. Aš tai sakyčiau, kad pabandyti tiesiog pagalvoti, kaip jaustis vadovo vietoj arba mokytojo vietoj. Būtent mes tarsi pabandytume įsijausti kito vaikų ir suprasti vieni kitus. Ačiū Jums labai. Kolegos, susirašykite vieną dalyką. Jeigu tauta nesiūlo, tada dirbam pagal vadovų nurodymus. Žinokit, taip gyvenime yra. Gerai, jūsų Pirmiausia, mes apsibrėžiam gal viskai grįžtamasis ryšys turi būti, tiek iš vadovų, tiek iš darbuotojų ir pagalba viską. Kad neliktų žmogus, tai vaistiškai pasakius, vienas ant žemės. Supratau, ačiū. Pirmenybę reikia teikti pačiam mokiniui vis tik. Mūsų toliausias yra ir svarbiausias mokinys, tik po to pats mokytojas ir po to. Tvarka turėtų nebūti kažkokia aiškesnė hierarchija. Jo. Gerai, ačiū. Kad nebijotų vieni kitus kritikuoti. Diskusija, kad vyktų. Ar ne? Užsirašykit, mes vienas kito niekada nekritikuojam, tam, kad konfliktų nebūtų. Mes teikiam pasiūlymus. Mes tik tai teikiam pasiūlymus. Nereikia jokios kritikos. Teikiam pasiūlymus. Jeigu nori, kad kažkas gyvenime keistųsi. Taip? Tobulinam tiesiog tą informavimą. Bendravimas valdžia ir darbuotojai, kad informacija sklistų geriau. Dabar kas yra inovacija? Tai yra aiškus pasikeitimas. Pavyzdžiui, statusas mokyklos pasikeitė, atsirado visiškai naujos kažkokios specialybės, ne specializacijos, bet specialybės, taip, tokios didelės kažkokios. Paėmėt kabinetą, įsirengėt, tenai nusipirkot staklių, nežinau, ten už 2 milijonus, dar kažkas. O kas yra tobulinimas? Tai atsirado kažkokios naujos specialybės, nauji kursai, paslaugos ką tokiems klientams, kažkokios papildomos moksleiviams, pavyzdžiui, teatras, dar kažkas, taip tokie dalykėliai. Tai dabar klausimas, ką reikėtų, kokių inovacijų naujumų įdėkti? Keramika, tarkim, vaikam jaunesniem negu pas mus mokus. Vienu žodžiu, įvesti papildomą dalyką, gal užsirašykit, noriu netgi šitą kartą taip įforminti, jūsų popamokinės valandos tampa meno mokyklos, kas tokia, filialų, galit suaugusių mokymą įsimesti, taip, dar kažką taip. Tradicinės pamokos. Ne tai, kad mokytojas krauna į vaiką kaip į pamokas žinias, bet tiesiog apsikeistų kokią pamoką mokytojas su vaiku. Aha, kažkokio aktyvių mokymo metodo, ne? Pakliūtas bendravimas su bendruomenė. Bendruomenė? Kauno, Dainavos mikrorajonas, Dainavos bendruomenė. Jo mes tą darom ir dar galime geriau daryti. Gerai, ačiū. Man atrodo, kad pati didžiausia inovacija būtų bazės atnaujinimas. Mes galime pasigėrėti tomis mokykloms, kurios yra pastatytos šiais laikais ir labai gerai. Tai jos turi ir mokinių, ir pritraukia mokinius, ir taip malonu dirbti. Pati didžiausia inovacija yra visą bazę sutvarkytą. Bet tam reikia finansavimo. Gerai, dabar gal norit manęs paklausti mano nuomonės apie tai? Noriu. Nuoširdžiai? Ar meluot? Aš galiu meluot, bet ar nuoširdžiai? Užsirašykim. Pinigų nėra. Tai dabar ką daro gudrus lapinėliai? Valgo tą, ką galima valgyti, ne? Ką tai aš turiu meni? Yra projektai, galima rašytos projektus, gausit finansavimą, negausit kitas dalykas. Bet lapinėlis turi šią žiemą pragyventi. Su tuo, ką turi. Turi 2 vištas, su tom 2 vištom ir gyveni. Turi 15, su 15 gyveni. Bet jūsų pasiūlymas nėra blogas. Bet kai kada jisai nėra gyvenimas realiomis, ką tokiamis? Žinote, kiek dabar yra skolinimosi procentas Ispanijoje? 7. Su virš. Jūs taip tokia, sušvelninot situaciją, aš taip aštrinu. 8 beveik.
Lietuvoje taip pat bus, jeigu Kubilius atleis vadeles biudžeto, taip pat bus pas mus. Tai kas bus? Ruoškitės, kad tik tai sąnaudų mums mažės. Dabar paklaustumės, kiek realiai yra verslo, kuris uždirba pinigus Lietuvoje? Čia apie mūsų kultūrą. 40%. 40%. Visa kita yra išlaikoma. Iš jų surinktų ką tokių? Mokesčių. Tai mes jau turėtume taip biškiai ausytės ką padaryti. Ir neįsišokinėti, nes jeigu pradėsim labai įsišokinės, ką daro su įsišokėliais? Mūsų užduotis yra ką? Pritraukti krūvą ko tokių? Krūvą ko? Mokinių. Su tuo, ką turim, biški kažką tai patobulinę. Bet tai nereiškia, kad jūsų pasiūlymas blogas. Tai nereiškia, jisai geras yra. Bet ar galėsim tai padaryti? Čia yra didelis klausimas. Jūsų pasiūlymas. Mūsų pasiūlymas. Taip, tokia iš inovacijų galėtų būti, nežinau, čia prie šito punkto, gal net prie rinkos veiklos, bet mes turime galbūt bandyti išmokti arba mokytis, arba kažkokias tai, na nežinau, žmogus daryti, gebėti užsidirbti pinigų. Geras pasiūlymas, visada reikia apie tai galvoti. Mokymasis visą gyvenimą. Naujų klientų pritraukimas. Tie, kurie baigė, grįžta atgal, pasikelia kvalifikaciją, jūsų komandos pasiūlymas? Mes manome, kad reikėtų vis tiek labai domėtis rinką, daryti, nusipirkti rinkos tyrimų kažkokius rezultatus ir pasiūlyti, ką mes galime prie tos rinkos su savo galimybę naują pasiūlyti, bet diegti reikia staigiai, nes kai užsidelsi, tai ir nuvažiuoja. Traukinys labai mėgsta. Tai va kažkaip tai važinėti po parodą, žiūrėti naujausias technologijas. Kad geriau adaptuotis prie tos rinkos, ko reikėtų jums? Ko reikėtų jums? Ką reikia pakeisti jūsų organizacinėje kultūroje arba patobulinti, tiesiog patobulinti, kad būtų geriau, kad galėtumėt pasiekti geresnių rezultatų. Nes keičiant organizacinę kultūrą galima daug ką pakeisti. Pradedam nuo šitos komandos. Kad reikia pirmiausia išsiaiškinti rinkos ar mūsų, kokios specialybės reikalingos. Ar rinkoj to reikia. Taip. Vienas dalykas. Pateikti save. Taip. Ir užmėgsti visus ryšius. Su potencialiais partneriais. Ir ponas labai teisus, galima aš jums numesiu patarimą prie pono. Užsirašykite, atidarot mažą darbo biržą. Ir pardavinėjat savo mokymus. Atidarot mažą darbo biržą ir pardavinėjat savo mokinius potencialiems ką tokiems darbdaviams. O anot buvo labai geras, kas komandos. Taip čia, komandos. Reiškia, komandos labai geras, kas toksai pasiūlymas yra. Tik tai dar jį reikia iki galo, ką dar tavo taškutį. Taip? Jeigu ryšius turi, tada jau tu turėt ką. Prekė, ne, kur reikia parduoti. O prekė kas yra? Darbo jėga. Gerai? Jūsų pasiūlymus? Mes sakom, prie to prisidedam, kad dar reikia gerai tyrinėti savo konkurentus. Teisingai. Kad konkurentai, žiūrėti į konkurentą ir būti pranašesnė. Nes jie turi tokį, Nes jeigu nebūsi pranašesnis, tai ir neparduosi to savo prekės. Pateikti geriau negu kitiems. Čia daug yra valdžių, pavyzdžiui, turi. Reklama. Mes galvojam, kad vis per daug negalima susižavėti naujom rinkom ir nekliudinėti, svarbiau slovinti tą, ką turime. Man labai patinka nauja sistema, kuri vadinasi viena specialybė ir daug specializacijų. Dėmesio, surinkom vieną grupę, kaip pavyzdys, režisūra. Vienais metais ruošiam dramos režisierius, kitais metais ruošiam kino, trečiais ruošiam renginių, penktais dar kažko tai. Jeigu susirenka dvi grupės, darom dvi, režisūrą, daleiskim, dramos ir kino. Nesusirinko, paliekam ką tokią? Vieną. Bet o kokį diplomą gauna visi? Teatro režisierius. Tai vat viena bazinė ir prie jos daug specializacijų. Numirė specializacija, užmirškit. Sekančiais metais jau tos specializacijos pas jūs ką? Nėra. Bazė, kaip jūs ir sakėt, išlieka, tai bazė išlieka, bet aš visą laiką šalia dar galiu dasidėliot, dėstytojai visi turi ką tokių, pamokėlių, visi uždirba pinigėlių, visi kokie laimingi, taip? Tai vat apie ką, čia šitą sistemą vadinasi kekių sistema. Kokia? Kekių. Kekių sistema, kaip... O ne ta, kur 9 matai 10. Ne, mano mėlėjai, mano mėlėjai, dabar esmė yra parduoti. Jeigu jūs neparduodat, jūs bankrutuojat, labai paprasta. Ir kiek jūs bemylėtumėt savo specialybę, kiek aš bemylėčiau prieš 15 metų japoniškus sodus,
Dabar jų nėra. Todėl, kad jie niekam nereikalingi. Ar supratotume? O mes čia ateinam ką padaryti? Geras marketingo specialistas padaro taip, kad būtų reikalingi. Galima aš jums pasakysiu, per daug kaštuoja ir per mažai grįžta. Dabar geras rinkodaros specialistas, jisai klausia tautos, ko tu nori ir ko tauta nori, tą mes jums sukuriam. Tautai dažniausiai taip sukuriam poreikius. Ne. Jūs kalbate apie globalias kompanijas, bet jūs nesat globali kompanija, jūs neturite tokių resursų. Jūs turite užimti nišą, kaip ir aš, taip ir jūs. Kita strategija, užimti nišą. Neužims nišos, tave didelis kažkas tai paims ir labai gražiai suvalgys. Užtat mes negalim naudoti jų strategijų, todėl kad jie yra absoliutus lyderiai. Ir jie ką nori, tą jie daro. O mes turim būti kokie. Atsimenat, buvo senais laikais dinozaurai ir buvo tokie smulkus graužikai. Kas išliko? Graužikai. Tam tarp ir mes. Mes nuo jų. O čia taip reikia. Kitokių variantų ką? Kitokių variantų nėra. Tokia turi būti organizacinė kultūra, o ne kažkokia kitokia. Jeigu nori stagnuoti, jokių problemų. Išlikti rinkoje, tai yra svarbiausias dalykas. Gerai, dėmesio. Tai dabar sekantis labai paprastas klausimas iš organizacinės kultūros. Dabar tiesiog užsirašykit. Jo, dabar iš kultūros. Dabar yra trys variantai kultūros. Aš tai pasakysiu. Pirmas, vienaplaninė kultūra. Pasakysiu požymius. Didžioji dauguma intravertai, kantrus, ramus, nesikiša į kitų reikalus, mėgsta privatumą. Antras tipas kultūros gali būti organizacijų. Daugiaplaninė, ekstravertai, nekantrus, šnekus, smalsus, draugiški, vienu metu daro daug darbų. Ir dėmesio, ir trečiasis tipas, santūrusis. Intravertai, kantrus, tylus, pagarbus, geri klausytojai, darbo valandos lanksčios, punktualūs, daro smulkius pakeitimus. Tai dabar pasvarstom, kiek procentų kokios pas jūs yra. Taip, procentaliai pasidėliokim, trupučiuką apsitarkim. Kiek kokių procentų ten yra pas jūs. Gerai, tarėmės. Savo komandų, tarėmės, aš norėsiu išgirsti atsakymą. Tarėmės. Kaip jūs matot situaciją? Čia yra subjektyvu, bet kaip jūs matot? Mūsų supratimu, mūsų kolektyve pasiskirsto apie kokią 30% kiekvienos tos kultūros tipo žmonių po 30%. Aš manyčiau 10%, 30 ir 60%. 60 vadinamas santūrioji, tai pas jūs daugiausiai. Gerai, truputį kitoks požiūris, bet būkim tolerantiški. Prašau, jūsų komanda kaip mato situaciją? Mes irgi galvotumėm, kad santūriojo daugiau kažkaip yra, tarkim 40 gal. Intravertų, kokį 20 ekstravertų, 20. Pas mus pirmas 25. Ekstravertų. Mes pagal savo, ne? Gerai, tarkoj, ačiū. Atkreipė dėmesį, mes taip truputį skirtingai, nematom tą kultūrinį. Mes lygiai taip pat kaip kaimynai. Tai mes apsijungiam. Aha, gerai. Mes sprendžiam pagal dabar esamą situaciją. Visi gerai. Nori pasisakyti. Ačiū labai. Jūsų komanda, prašau. Mes turim tokį variantą, kad vienaplanės kultūros 10%, daugiaplanės 30%, o santūrių daugiausiai 60%. Jūs taip galvojate, ne? Tai pažiūrėkit, jau lyg tai formuojasi du suvokimai, ne? Vat, šitas komandas su šita truputį kitaip. Prašau. Mūsų mes pirma grupė 10%, aš asmeniškai čia davė 20% iš mūsų grupelės. Antra grupė ekstravertai 20%, tai mūsų lyderiai, kurie visą tą užveda ir stumia į priekį. O santūrių ir dažiu 60 mūsų nuomonė su ta grupelė sutampa maždaug. Suprantu, gerai, ačiū. Ką noriu pasakyti? Visai natūralu, kad mes tą kultūrą, kurioje gyvenam, 8 valandas ir 9 darbe, galim labai pakankamai skirtingai ką padaryti, suprasti. Tai yra pirmas požymis, kad yra truputį tokie stratukai, ne, tokie grupė žmonių, kurie tiesiog kitaip gyvena, kitaip jaučiasi ir gali gyventi, taip, žinot, tik tai šalia vienas ratukas, antras, trečias, jie kažkiek kontaktuoja, kažkiek ne, bet jie suvokia truputį tą visą, kas vyksta kitaip. Dabar dėmesio, išplaukiant iš to,
Ar įdomu, kiek yra mokyklų tipų? Pagal savo strategiją. Vat kultūra, jinai nustato, kokią mes strategiją, ką darysim, imsim rinkoje. Pirmą užsirašom. Dėmesio. Pirmas variantas mokyklos, kurį mes prezentuojam visuomeniai per savo kultūrą, tai yra pas mus viskas nemokamai, kiek nori visko gausi, tu tik mokytis, mes to 5 parašysim, nėma problemų. Tai yra, liaudiškai pasakys, viskas nemokamai, taip? Ar tinka? Ne, palaukit, dar neskubėkit. Toliau, antras dėmesio, antras tipas, siauros specializacijos mokykla. Pavyzdžiui, jūs visi būtumėte orientuoti, pavyzdžiui, tik tai į kokius nors dailiuosius menus, ne? Jokių ten kompiuterių, ten tik tai keramika. Kaip žinot, dabar nenoriu meluoti, Alytuje ar Marijampolėje atsidarė. Visi tautiniai tik tai kas tokie menai. Reiškia, keramika, tekstilė, ten senoviniai visi variantai, ten jokių kompų, ten keramika, ten viskas, ten tik tai tradiciniai, taip dalykai. Tai čia būtų siauros specializacijos profesinė kas tokia mokykla. Dėmesio, trečias variantas. Daug papildomų paslaugų, mokymo kursų, laisvalaikio praleidimo formų, asmeninės įtobulinimosi visokių variantų yra. Šalia tos vadinamos kažkokios siauros, ką tokios specializacijos. Bet jau tai nėra viena specializacija, yra 1, 2, 3 kokios ir daug labai visokių papildomų dalykų vyksta. Per papildomas pamokas, užsiėmimus, būreliai, ten visokie tobulinimaisi, jogos visokie, ten pilatus ir taip toliau. Ketvirtas tipas. Absoliutus lyderis. Turit kokias 5 kryptis, paaiškinkai, metalo apdirbėjai, ten visokie suvirintojai gręžėjai, antra, kompiuteriai, trečia, ten dailė, keramika, ten visokie kitokie dalykai, ketvirta, kokia nors, socialiniai pedagogai, maistas, maistas, tada kažką. Absoliutus, kas tokie lyderiai, taip, dominuojat rinkoje, daugiausiai turit, krypčių, tuose kryptyse dar ten po 10, po 20 specializacijų visokių. Taip. Toliau, dėmesio. Penktasis tipas, jisai bazinis vadinasi prekinio ženklo. Ką tai reiškia? Ten mokykla kaip mokykla, bet labai gerai išpopuliarinta. Tiesiog geras kas toksai įvaizdis. Pavyzdžiui, Saulės gimnazija, ne? Dar kažkas, tokia, Jablonskio, ne? Kaip ir realiai nueini ten pažiūrėti, yra kažkas gerai, yra kažkas ką, kaip ir visur, taip? Tai gal jūs tokio tipo, ir dabar yra 2, dabar dėmesio, yra 2 tipai šito. 5-1. Realius turi konkurencinius pranašumus, o pavyzdžiui, KTU gimnazija, jinai turi realų pranašumą, stojant į KTU, tu baigėjai KTU gimnaziją, gauni 1 balą ką? Plus, taip, ir tu stodamas iš karto turi ką tokį realų konkurencinį pranašumą. Bumusi Rasos, jeigu nemeluoju, taip? Dabar Vytauto didžiojo universiteto gimnazija, stojant į Vytauto didžiojo universitetą, turi ką? Prioritetą. Taip, čia yra realus konkurencinius kažkoks pranašumas. Taip, Kauno kolegija baigėjai 4 kursus, papuolė 3 kursą, ką? Jo, KTU. Reiškia, realus kas? Konkurencinis pranašumas. Ir kitas yra įvaizdžio konkurencinis pranašumas. Įvaizdžio, taip? Tiesiog apie jūs gražiai kalba, jūs daug apie save gražiai rašot, visur pasipopsinot. Vat ką ponas, tai yra Šopono komanda, ką kalbėjo, taip pasipopsinat, visi apie jūs žino ir apie jūs, kaip sakoma, gražiai kalba. Tai dabar gudrus klausimas. Kokio tipo jūs esat mokykla? Tai yra pirmas klausimas, kokie esat, o kokie norėtumėt būti? Su esamom, realiom, ką tokiom sąlygom. 3 minutės generuojam, judinam. Kas yra ir kur link judėti. Tarėmės, tarpusavį visą komandą kartu, visi kartu. Buvo ne, kai realus pranašumas buvo, kai laukia mūsų prieš 20 metų, tarybiniais laikais, žinomi buvom ir norimi. Konkursai buvo didžiuliai, dabar, kai viskas nemokama, kai viskas prasta, taip, bet atrodo, ir norėtumėm, kad būtų užtektų tik įvaizdžių. Norėtumėm. Visi norėtų. Gerai, ačiū šitai komandai, prašau šalia komandą. Jūsų. Bet šalia komanda turbūt irgi tas mano, nes praeityje buvom labai žinomi ir paklausus ir norimi viską. Dabar esame, tai irgi tas gal daugiau nekartojame, tik tai
Gal mes turėtume prisidėti, gal prie prekinio ženklo, prie bazinio, kad mums kažkur tai įrodyti. Gerai, ačiū, prašau. Šiaip žinokit, mes irgi nieko nesiskiriam. Viskas nemokam. Mes taip galvojam. O norėtumėm grįžti prie 5.1, tai kad realus konkurencijos pranašumas. Bet visgi galėtumėm vaikam kažką pasiūlyti. Kad būtų prekinis ženklas su realiais konkurenciniais pranašumais. Pavyzdžiui, gal ten balus kažkokius, tai... Arba į darbo rinką, kad padėtumėm įsilieti, kad toks kabliukas būtų. Taip, kad būtumėt įdomesni, geresni, duotumėt kažkokį papildomų verčių, taip? Nes taip, kiekviena organizacija per savo kultūrą ką jinai ištransliuoja. Papildomas, ką tokias vertes visuomeniai, vartotojams, klientams ir tai turi būti kokia? Pačiupinėjama, užuodžiama, ragaujama, pakeliama, ne? Tokie vat realūs dalykai, kad būtų. Kad kūdikis pajaustų savo kūneliu, ne? Viską. Čia geriausia. Ačiū šitai komandai.